Tema, aš kurianti sąmonę, plateinai, galime diskutuoti vairiais aspektais, bet čia yra 3 sudedamosios dalis. Aš kūrėjo aspektas, kaip žmogus, kuriantis, tai yra didžiosios sąmonės aspektas, ir sąmonė, kuri nuolat kintanti, auganti ir be ribų, yra absoliuto aspektas. Ir suprantu, kad suvokti tą trejybę, tą visą, kad aš kurianti sąmonę, ir neįmanoma. Ir mes šiandieną ir čia per valandą, per 2 ar visą dieną mes nesuvoksim. Todėl norisi pradėti nuo pačio paprasčiausio aspekto, net ne paprasčiausio, gal sakyčiau, bet nuo to galbūt, kur labiausiai norėtųsi ir nuo ko labiausiai bėgam, tai nuo pačios savęs, nuo aš kaip žmogus, kaip kūrėjo aspektas, kaip žmogus. Jeigu aš nesuvoksiu savęs kaip kūrėjo žemės erdvėj, kaip aš kaip žmogus, kuriantis žmogus, tai nemanau, ar gebėsiu įsileisti tada absoliuto mintį, didžiosios sąmonės mintį, kuri yra dar kitokia, dar pripildyta naujumo, dar jinai dydžių ir aprėpties galia yra dar didesnė negu mano kaip žmogaus. Ir kada ruošiausi šiandieną kalbėti, mąsčiau apie tai, su kuo susiduriam, kas yra sudėtinga tiesiog paprastoj toj kasdienybėje, gyvensenoj, požiūrio, nuostatų, jausmo, emocijos, minčių lauke. Ir daug tos patirties yra įvairios, kas kad atrodo esu tik tiek ir tokio amžiaus, bet iš tikrųjų kiekvieną dieną visi mes patiriam įvairias patirtis, mes vieni užfiksuojam, kitas neužfiksuojam jas. Kada mes užfiksuojam, jas lieka patirtos ir suvoktos, kada mes neužfiksuojam, mes tiesiog jas patiriam kažkur, kažkokiam laikė erdvėj. Ir daug tų buvo apmąstymų, įvairaus požiūrio apmąstymų, kaip kūrėjas mato žmogų, ką jis mano, kad žmogus turėtų mąstyti, elgtis iš jo pozicijos. Taip pat mąsčiau apie žmogų, kaip žmogus mąsto, kaip žmogus suvokia. Ir čia turbūt didžiausias ir yra iššūkis suvokti patį žmogų. Nes iš kūrėjo pozicijos tai kaip ir aišku, jisai mato žmogų, savarankišką žmogų, unikalų, kupiną viso ko daug, bet tu žiūri žmogų ir matai, kad jis save mato labai ribotą, vienokį, kitokį, įformintą, į vaidmenį, į požiūrį, į vardą, pavardę, amžių, lytį, į visą ką. Ir tai yra riba tam tikro požiūrio, ar ne? Nes kūrėjas jisai nevertina nei amžiaus, nei tu moteris ar vyras, nei ką tu moki iš esmės daryti, nei kokią tu poziciją gyvenime užimi. Jisai tiesiog priima kaip savo kūrybos vaisių, kaip žmogų esantį žemėje ir siekiantį patirti save. Ir kaip žmogų, ir kaip sąmonę. Ir kada mąsčiau apie tai, ar įmanoma išeiti iš formos, ar įmanoma žmogui suvokti apie save tiek daug, kad jis išeitų iš formos. Būnant materijoje neradau jokio atsakymo. Ir supratau paskui dėl ko. Dėl to, kad mes gyvenam formai. Bet ką tada daryti, jeigu aš negaliu išeiti iš to, vadinkim, apribojimo, iš savęs suvokimo apribotą mąstymę, kad aš esu moteris, aš esu dar kažkas. Ir čia prie jo vieną tokį aspektą, kad tu gali save suvokti bet kokioj formoj, neprisirišant ne prie vienos formos, ir suvokiant, kad esi daugiau negu ta forma. Nes kada mes gyvenam paprastą gyvenimą, mes būnam vaikais, forma. Mes būnam paskui paaugliai, forma. Mes esam klasės draugai, forma. Mes esam čia bendruomenė, draugai, artimieji, giminaičiai, mama, tėvas, visa kita yra forma. Yra kažkoks vaidmuo, kurį mes tą akimirką arba gal ne vaidmuo norėčiau sakyti, o norėčiau pakeisti tą žodį į poziciją. Tai yra gyvenimo pozicija, kurią aš užimu šią akimirką. Blogiausia yra tada, kada mes
su ta pozicija susitapatinam ir manom, kad esam ta pozicija. Tarkim, jeigu aš esu mama, aš esu viskam mama. Ne, aš esu savo vaikui mama, bet kitam aš esu partneris, aš esu kolega, aš esu draugas, aš esu žmogus, kuriantis žmogus, ar ne? Ir kada mes manom, kad esam tik ta pozicija, tai jau ir yra tas apribojimas. Tai yra, kad esu toks, galbūt kokiu noriu būti. Anksčiau, kada mes galvodavom, arba kada mes nežinojom apie sąmonės, galbūt nesusimąstėm, kad apie kūrėją, nes kūrėją mes visi žinojom, tik tai galbūt apie tai nemąstėm. Tų pozicijų buvo daugiau ir negatyvių. Aukos pozicija, budelio pozicija, motinos Teresės pozicija. Ir noriu šiandien pakalbėti apie tai, kad visos tos pozicijos yra geros. Jos yra galimos, bet kas yra sąmoningumas, į ką mes einam? Į suvokimą, kad tos pozicijos tai ne aš. Kad aš galiu šiandieną būti šioje pozicijoje, aš galbūt esu mokytojas, paskui aš kalbėsiu su kolegom, jūs būsit mano mokytojai. Galiu aš būti mama savo vaikui, bet būti dukra savo mamai. Ir jeigu aš gebu tai suvokti save, kad nesu aš tik tos akimirkos, arba tik tai tas vaidmuo, arba, kaip sakau, jau yra archetipai sukurti, kad žmogaus tokia struktūra ir čia nieko nepadarysi. Aš manau, kad ugdant savo sąmoningumą, aš galiu būti tuom kažkuom, be formos, be įvaizdžio, be apribojimų, bet žinant, kad aš gyvenu formai, aš turiu būti kažkuom, bet aš tai renkuosi, tiesiog renkuosi. Ir galvojau, kuom tai skiriasi nuo manipuliacijos, ar ne? Manyčiau, kad manipuliacija yra tada, kada tu renkiesi vaidmenį, ieškant naudos savo, ieškant paveikti kitą, ne save, kad save pažinti, save patirti toj pozicijoje, išmokti iš tos pozicijos kažką. Tuo, manau, skiriasi skirtumas, kada tu tiesiog tai įvaldai, tai yra tavo įrankis, kaip energijos yra įrankis, kurių mes nematom, tai yra valančioji, kuriančioji, dar kažkokia energija, ar ne. Taip ir mūsų tam tikras pasirinkimas, pozicija irgi yra tam tikras įrankis, kurių įvaldymas aš galiu kurti savo gyvenimą, kurių įvaldymas, sąmoningas įvaldymas man padės reaguoti situacijoje. Tarkim, kada man skambina mama ir tiesiog skambina, aš esu dukra. Vadinasi, aš neturiu jokios intencijos kažką paaiškinti, nes mano pozicija dabar šią akimirką yra dukros. Vadinasi, aš priimu ją kaip mamą ir nėra nieko daugiau. Ir jeigu, pavyzdžiui, jinai pasako, kad sako, tai ar tu gali man padėti? Pavyzdžiui, man buvo tokia situacija, kur aš irgi galvoju, skambina mama, sako, man kažkas jau negera, energetiškai su sveikata, sako, nebijaučiu, viskas, aš nesu dukra. Nes jeigu dukra, aš negaliu padėti. Aš iškart susilieju su savim, su savo sąmonė ir aš esu sąmonė. Aš esu tas kanalas, per kurį teka energija ir nesvarbu, ar čia mama, ar čia jūs, ar čia dar kažkas, nesvarbu. Tai yra sąmoningas atsitraukimas nuo pozicijos. Ir tada vėl priimi žmogų kitaip. Ir tada vėl tu gali atiduoti tam žmogui kažką kito. Kalbant apie kasdienybę, gyvenimą, vėlgi tai yra pozicijos, tai yra tam tikras įvaldymas savo požiūrio, savo visko. Ir aš galvoju, ar yra vienas kažkoks didelis priėmimas kažkokios tai pozicijos. Kažkoks vienas sprendimas, kad man čia nereikėtų labai daug sukti galvos. Vieną, ką suvokiau, kad galiu rinktis, kad aš esu kūrėjas arba gyvenimo gyventojas, būti tik tam gyvenime, gyventi jį arba jį kurti. Daugiau pozicijų aš nesugalvoju.
Paskui jau yra jau tos pozicijos, apie kurias kalbėjau, kada mes tiesiog esame toj situacijoje ir tada pasižiūrim ką. Ir kada tu priemi poziciją, kad tu esi gyvenimo kūrėjas, iš esmės viskas modeliuojas dar kitaip. Tada vėlgi tu ieškai įrankių, su kuo kursi tą gyvenimą, kaip kursi. Tam ir yra vėl kiti suvokimai, vėl kiti pajautimai, vėl kitos pozicijos. Ir kada galvojau apie tai, kad apie tas formas, apie gyvenimą, ir mes kaip žmonės ne tik kaip vaidmenis turim, mes turim ir dar daugiau formų. Emocijos, mintis, tai irgi yra forma. Jinai gali būti vėlgi teigiama, optimistiška, įvairių atspalvių. Ir vėlgi klausimas, kokią formą aš parinksiu kaip žmogus. Ir čia vėlgi priklauso nuo to, ką aš noriu kurti. Aš noriu šiandieną, kad jūs pamatytumėte save ne kaip tą formą, bet kaip tą šalia, kuris įvaldo ne tik poziciją, bet ir tą kažką, su kuo aš gyvenu toj pozicijoje, tam gyvenime. Tai ir yra tie įrankiai, ta emocija, jausmas, mintis. Tai irgi yra mūsų kūryba, mūsų instrumentai, su kuriais aš kursiu. Bet aš galiu rinktis, aš galiu pasirinkti. Kol aš mąstau, kad aš esu ta forma, aš labai noriu tą formą naudoti, kad mes suvoktumėm, kad tai nėra visuma, tai nėra sąmonė. Ir sąmonė yra forma, kita vertus, ar ne? Bet emocija yra labiau aprėpta. Mes ją suvokiam, mes ją galim patirti. Mintis, jinai irgi yra aprėpta tam tikrai. Ir mes ją galim pastebėti, keisti ir panašiai. Ir tai yra įrankis. Ir vėlgi tada aš galvoju, o su kokiom mintim aš noriu kurti? Su kokiu jausmu aš noriu kurti. Ir kada aš žiūriu, kad tai yra tik įrankis, tai nesu aš galiu tai valdyti. Bet kol aš mąstysiu apie tai, kad esu aš tas jausmas, esu aš ta situacija, aš esu tuom, ko mato kitas žmogus, aš neturiu įrankį. Nes aš esu pats tas įrankis. Aš nesu ta sąmonė, kuri valdo tą įrankį. Ir kada kalbu apie tai, kad tai yra įrankis ir galima įvaldyti, tai yra sąmoningumas. Bet kas yra sąmonėjimas? Sąmonėjimas mano požiūrį yra tai, kad pasitelkiu sąmonę. Tai įvaldyti. Vadinasi, kada aš valdau mintį, jausmą, veiksmą tam tikrą, aš įvaldau tam tikrą sąmonę. Ir vėlgi tai yra pasirinkimas, kokią sąmonę aš įvaldau. Ir vėl grįžtu prie to, kad aš nesu tik ta sąmonė, vadinasi kažkas yra daugiau. Šiandieną galbūt aš esu žmogus, rytoj aš galbūt įvaldau aukštesnį savo sąmonę, kuri įvaldo naują mintį, naują jausmą, naują veiksmą. Poryt aš įvaldysiu dar kitą sąmonę, kuri dar atneš naują mintį, naują jausmą ir naują veiksmą, naujas pozicijas, naują formą, visą ką. Ir tai yra sąmonėjimas. Kada aš gebu ne tik sąmoningai valdyti savo mintį, jausmą, bet kada įvaldau ir savo sąmonę. Nes tas, kuris įvaldo sąmonę, yra kažkas daugiau už tą sąmonę. Bet šiame kelyje nesu vienas. Yra kitų sąmonių, kurios nori prisijungti prie šitos kūrybos. Kodėl kalbu apie formas? Nes vienintelis, kaip čia pasakyti, mumyse viduj mėgstantis formą ir su tuo susitapatinti yra tik ego,
kuris nori, kad tu būtum ta mintis, kurią galbūt jis sugalvojo, ta baimė, tas apribojimas. Bet šiandien mes žinom, kad ta forma yra tik įrankis. To momento, tos akimirkos, tos dienos. Ir nėra baigtinio taško. Kai mes kalbėdavom apie tai, kad gyvenam amžinybėje, to nesuprasi. To net nežinau, ar pavyks išmąstyti, nes tai yra nepriepiama. Tu gali tai suvokti ir bandyti taip veikti iš tos pozicijos, arba nesuvokti. Ir kada kalbu apie tai, kad naujos mintis, nauja visa kas, mes suvokiam, kad gyvenam kasdienybėj, paprastoj kasdienybėj ir kaip išlikti toj naujoj mintyje, naujam suvokime, naujoj šitoj būsenai savo. Man asmeniškai padeda kūryba, kuri man padeda ir mane ugdo, kad tai išliktų. Aš vakar, kada kalbėjom apie tai, čia apie būties kūrybą šiuo atveju, ar tas žinių priėmimas, perdavimas yra tai, ar kaip mes kokią tą grąžą duodam ir panašiai, aš pasigedau vieno. Aš pasigedau vieno to platesnio mąstymo. Šiuo atveju, jeigu kalbant apie būties kūrybą, tai nėra tik informacija, tai nėra tik nešamas pokytis ar energiniai kažkokie procesai. Bet čia ugdomos ir savybės kaip žmogaus. Nes skiriamgi laiką, susitelkiam. Ta akimirka mes nesam senų minčių lauke. Nesu kažkokiam senam patyrime. Esu tam sutelktos energijos dėka ir toj minty, kad tai yra nauja, kad tai yra mano, tai yra apie mane. Galbūt nesuvokiu aš tų žodžių, bet esu tame, mąstau apie tai. Ir kodėl apie tai kalbu? Prieš porą savaičių mes su Valdu meditavom ir žiūrėjau savo dieną. Tiesiog visą dieną, nuo ryto iki vakaro. Ir aiškiai pasakė, kad visą dieną yra sudėtinga išsilaikyti aukšto dažnio vibracijos. Minčių lauke, jausmų lauke, veiksmo lauke. Nėra taip paprasta, nes mes gyvenam vis tiek kasdienybė, mes gyvenam čia ir dabar su savo dar patirtimis ir kitom įtakom. Ir per tą dieną labai gražiai parodė net valandos, kada yra nukrentamos vibracijos, tai yra davę kaip žinojimą mums valdom. Va tuo laiku jūs nukrentat. Galvoju, pasakė, pažiūrėsim. Ir aš pamiršau. Ir šiandien ryte aš supratau, kas vyksta. Kad aš prasižiūrėjau savo dieną, galvoju, kaip įdomiai, kodėl tiek tų darbo biškį kažkaip padaugėjo. Ir nesuprantu, galvoju. Lyg ir nenorėčiau taip daug, bet ir ką jūs manot, būtent tuo laiku, kada pasakė 10 ir 2 valanda, kad nukrenta vibracijos, mano sąmonė susikvietė žmonių. Žmonių, su kuriais aš bendrauju, dirbu, ar tai būtų būties kūrybos mokiniai. Tiesiog net nesąmoningai, atrodo, žmogus parašo laiką. Ir aš, 10, 2, viskas, tie tokie 2 laikai, ne. Ir aš paskui galvoju, ir va šiandien ryte aš suprantu, kaip kuria mūsų sąmonės. Vadinasi, aš turiu pagalvoti, kur aš neišlieku ir kada aš neišlieku šitam mąstyme, šitoj būsenoj ir ką aš galiu su tuo padaryti, ką aš galiu su tuo kurti, kaip aš galiu kitaip mąstyti. Ir kada vakar nugastavau Violetai, kad sakau, nežinosiu apie ką kalbėsiu, atrodo tiek mąsčiau ir taip, ir jums čia vadalinuosi, kad iš tikrųjų daug. Bet Violeta atkreipė dėmesį, sakė, bet tu galvoji. Teisingai.
Aš negalvoju, ką man valgyti reiks daryti tą akimirką. Aš negalvoju apie kažkokias problemas. Aš negalvoju apie ligas, kaip aš jaučiuosi, kaip man blogai. Aš negalvoju apie tai. Nes aš galvoju, ką aš kalbėsiu. Aš mąsčiau apie tai. Ir tai yra visai kito dažnio vibracijos. Kitos mintis. Nes aš mąstau, kiek mąsčiau, kas yra žmogus, kiek daug mąstymo įdėta, o buvo tik paprasčiausia mintis, kad tu surenk seminarą, o tada mano pačios reikėtų surenkti kažką, pašnekėti, ką nežinau, kad aš visą laiką, maždaug savaitę, 2, aš mąsčiau apie tai, aš analizavau, aš išgyvenau tai. Ir kartais, kada mes galvojam, tai ką reikia daryti, kurti kažką, ar tai susitikimą, ar tai kažkokį pasimatymą su kažkuo, ar tai kažkokį pasikalbėjimą su kažkuo. Nes tuo laiku, ypatingai, kada mes esam bendruomenė, ne veltui mūsų ir šitiek daug. Dėl to, kad kiekvienas rastume, ką kurti, su kuo kurti, nes viens pats irgi tu gali prisigalvoti, nesukursi. Taip ugdosi, kas savidisciplina, savistaba, požiūris, mąstymas, naujos patirtis, nauji išgyvenimai, nes tu kalbi apie kažką kito, negu tu įprastai kalbi. Ir grįžtu vėl prie to, kad ar tai yra tik žinių perdavimas? Ne. Tai yra visa kas tave ugdo tą dieną, tą valandą susitelkti, pagalvoti apie tai. Tu paskaitai žinutės, tu jau įsidedi savo minčių lauką, ne kolektyvinės sąmonės mintis, ne tą energiją iš kaimynų kažką ar dar kažką, ne? Ir taip po truputį mes pamatysim, kaip visas tas naujumas, kuris atrodo šiandien taip toli ir nepasiekiamas, jis taip įsitvirtins lengvai ir paprastai. Per paprastą pokalbį, per paprastą susitikimą, per paprastą mintį, per paprastą jausmą ir tos patirties išgyventą būseną. Kas yra gyvenimas? Gyvenimas yra patirtis. Išjausta, suvokta patirtis. Kaip ir sako, nežinau, čia fizikoje ar metafizikoje, subatominė dalelytė, jinai gali būti lauke kiek nori laiko, kol jos nepastebi, kol jos nesutelki dėmesį, kitaip tariant, kol jos nesuvok ir nepatiri. Tai kiekviena tiesa, kuri ateina ir mokymo metu, ir jums į galvą, kokia tai būtų beprotiška mintis, ji turi būti patirta. Nors vien žingsnelis turi būti patirtas. Kitaip tas suvokimas neateis. Ir vadinasi, jeigu šiandien aš manau, kad aš nesuvokiu nieko, vadinasi, aš turiu pagalvoti, kaip aš galiu suvokti, kaip aš galiu patirti tą mintį, tą jausmą, kaip. O variantų daug. Erdvę turim didžiulę, turim begalybę žmonių, kurie norėtų tai patirti. Turim erdves, turim būties namus, kūrybos čia. Tai yra viskas ne veltui. Tik mes apribojam save, manom, kad kažko nemokam, mes taip ir neišmoksim. Mes taip ir nepatirsim, jeigu mes neimsim veiksmo ir nedarysim. Sėdėdami, laukdami mes nepatirsim. Kad ir kokia gera idėja bus, tai tik liks minčių lauke. Kaip nepatirta ir nesuvokta, ir tik klausims, kol ją pagaus kita sąmonė, kuri norės tai patirti. Nes nei viena mintis į jūsų galvą neateina tik jums. Vadinkim, kad tai yra tik man. Taip, mes rezonuojam su tam tikro dažnio vibracijom, su to, ką reikia patirti, ką turiu patirti, su tikslingumu ir visa kita. Bet kuriuo atveju tai nėra mano, tik mano. Aš jas suvokiu savaip, patiriu savaip, bet mintis iš esmės jinai yra tik mintis. Be suvokimo, be patirties jinai lieka tik mintis. Lieka svajonė, kaip sakom, ar ne, mes žemiškam lygmenį. Iliuzija, apmąstymas, bet tai yra niekas.
neturi materinės išraiškos. Ir šiandieną ta pirmoji dalis ir yra apie tai. Atverkim savo horizontus ir ką norim suvokti, ką norim patirti. Kurkim, grupuokimės į tai, kad norim patirti, nes vieni, kad ir kiek informacijos gausim, kad ir kiek pakopų ar dar po pakopų mes praeisim, mes visą tai turėsime tvirtinti savo dieną. Galbūt nereiks man suvokti dienoje, kas yra tas subatominių dalelyčių išsiskaidimas ar suspaudimas, bet man reikia suvokti, kaip galiu suvaldyti mintį, kaip galiu suvaldyti jausmą pojūtį, ką galiu su tuo nuveikti, sukurti. Galų gale naują jausmą kurti, naują pojūtį sukurti. Ir jeigu jaučiu, kad ir kažkas daugiau, vadinasi ir yra. Jeigu yra toks pojūtis. Kada jau buvau užsirašęs į vienus mokymus, ten yra tokia frazė, esi daugiau. Ir vien dėl šitos frazės aš užsirašiau šitos mokymus. Čia prieš būties kūrybą, čia man atrodo net, gal jau buvau pirmą kursą prigimtinės mokykloje. Dėl vienintelio šito dviejų žodžių, šitų dviejų, esi daugiau. Ir kada ateina kažkokia ta kritinė situacija, dar aš kažkaip prisimenu, kad aš esu daugiau. Ne per tą susireikšminį, ne per tą kažką, nes čia nėra su kuo lyginti. Tu tiesiog žinai. Tau nereikia niekam parodyti to, nes tu tiesiog žinai. Tau nereikia kažkam sakyti, tu tiesiog žinai. Ir savo gyvenimo kūrybą, savo gyvenimo patirtį tu tai parodo. Ir tada tu gali papasakoti kitam, kad ir jis yra daugiau. Ir kiekvienam iš jūsų aš sakau, kad jūs esate daugiau. Kiekvienam. Kiekvienam žmogui galėčiau tą pasakyti. Nuoširdžiai. Nes aš matau. Tik mes patys kartais to nematom. O nematom vien todėl, kad manom, kad esam ta mintis, kad esam ta emocija, jausmas, ta patirtis kažkokia. Ta rolė, tos akimirkos. Bet kada aš leisiu savo atsitraukti nuo to ir pamastyti. Kad aš esu kažkas daugiau. Ir aš, kaip žmogus, esu daugiau. Ir aš kaip kurianti sąmonė esu daugiau. Nes ir kūryba. Jinai yra neaprėpiama. Ir jeigu šiandien mes kuriam jausmą ir mintį, rytoj mes kursim materiją. Kursim vieną, kursim kitą, o gal dar ir trečią.